Nuolatinės automobilių spūstys Vilniaus gatvėse, perpildytas viešasis transportas, oro tarša ir nepatogumai keliaujant po miestą iniciatyvius vilniečius paskatino prisiminti prieš 30 metų puoselėtas metro statybų idėją sostinėje. Prie naujojo projekto kol kas tuščiai dirbama 5 metus. Teigiama, jog miesto valdžios noras paskubomis priimti sprendimą, kokiu visuomeniniu transportu naudosimės iki 2040 metų, bus pasmerkta žlugti, jei valdininkai nesiklaus vilniečių nuomonės. Tad gyventojai raginami spalio 20 dieną aktyviai dalyvauti savivaldybėje vyksiančiame naujų transporto rūšių diegimo Vilniaus mieste specialiojo plano svarstyme. Mes tam labai intensyviai ruošiam netgi savo alternatyvą kitą, nes mes manom, kad ta ūkio subjektų grupė, kuri už nepilną milijoną ruošia specialiojo plano koncepciją ir jos poveikį aplinkai, daro tą darbą atmestinai. Ir aišku, kodėl niekada visuomenė nekontroliavo, pinigai yra europiniai ir nepaslaptis, kad tos europinius pinigus yra noras paimti veltui. Baiminamasi, jog valdininkai ketina priimti sprendimą, kuris iš esmės nieko nekeičia. Dar labiau sukomplikuoja susisiekimą ir keletui metų atideda metropoliteno idėjos įgyvendinimą Vilniuje. Pati vizija nenauja, bet sovietmečiu pradėjus geologinius tyrimus ir projektavimo darbus, ji ilgam buvo užmiršta. Dabar jau apie 100 organizacijų pasirašė už tai, kad metropoliteno sistemos vystymas būtų prioritetinis, renkantis naują viešojo transporto sistemą 30 metų į priekį. Sulaukta ir politikų palaikymo. Šiai dienai turim 60 Seimo narių palaikymo grupę, o Vilniaus miesto taryboje tą idėją deklaruoja, kad palaiko 12 narių. Anot metro vizijos puoselėtojų svarbiausia, kad savivaldybė atsakingai išanalizuotų siūlymą. Juolab, kad metropoliteno projektavimo darbus ir statybas galėtų vykdyti Lietuvos įmonės, matam jau dabar ruošiamasi. Mokomės, semim patirtį ir jeigu kažkada bus, mes jau tikėkimės turėsim tą reikiamą potencialą ir ne veltui ir mūsų įmoniai dabar visi žmonės yra iki 30 metų, kurie būtent ir specializuojasi tik požemiuose, geležinkeliuose, transporte. Metro sąjūdis pateikė Vilniaus miesto administracijai, piliečių, visuomenės veikėjų, specialistų ir politikų atsiliepimus metropoliteno įgyvendinimo sostinėje klausimo ir tikisi atsakingo valdžios požiūrio į visuomenės pareikštą nuomonę.